Gerai, tai pirmiausia, tai mes turime žinoti, ar mūsų sistema statiškai sprendžiama ar ne. Na, kadangi tema yra dabar statiškai sprendžiamų sistemų, tai tikėtina, kad jinai turėtų būti sprendžiama, bet vis tiek pasitikrinti galim. Nesprendžiamumo laipsnis n yra apskaičiuojamas, jeigu statiškai sprendžiama sistema, jis turi būti lygus 0. Tai r yra ryšių skaičius, čia sistemoje kiek mes jų turime, toliau minus lankstų skaičius ir minus 3 statikos lygtis. Po šiam uždaviniui kiek mes galime užrašyti. Čia biškai supaprastinta, nėra uždarų kontūrų, bet sakykime, apie tai paskui pakalbėsime per teoriją. Ryšių skaičius mūsų atveju yra 4, tai reiškia, čia yra vienas ryšys, aš kartu įrašiu čia, čia yra antras ryšys, čia yra trečias ir čia yra ketvirtas. Na, tai yra 4 reakcijos jėgos mūsų šitam uždavinyje galimos ir ryšių skaičius yra 4. Toliau lankstų skaičius yra taip. Tokia sistema turi, lankstų skaičius yra 1. Tokia sistema turi lankstų skaičių irgi lygų 1. Bet tokia sistema, jinai turi jau lankstų skaičių lygų 2. Tai reiškia, iš principo jis apskaičiuojama taip. Strypų skaičius minus 1. Į mazgą kiek ateina. Tai čia yra vienas strypas, čia yra antras strypas, 2 minus 1, turim 1, ne? Čia taip pat yra vienas strypas ir čia antras strypas. Čia yra vienas, antras ir trečias, vadinasi 3 minus vienetas yra lygu 2 lankstai. Tai pas mus sistemoje yra 2 strypai, vienas ir antras, vadinasi lankstų skaičius yra vienetas. Minus 1, minus 3 statinės pusiausvyros nepriklausomos lygtis, sumoje yra 0, vadinasi yra statiškai sprendžiama sistema. Jei n mažiau už 0, tada mechanizmas, tai reiškia yra bent vienas laisvės laipsnis, kurio sistema gali judėti visiškai nevaržoma, be jokio, sakykime, deformacijų, be jokio pasipriešinimo. Tai reiškia, nesuvaržytas bent vienas laisvės laipsnis. Mes tokią sistemą vadiname mechanizmu. Jeigu jaus veikia teisinga kryptimis, tai tiesiog judės. Jei n daugiau už 0, tai tada sistema statiškai neišsprendžiama. Tai reiškia, kad statinės pusiausvyros lygčių mums nepakanka, kad sužinotume visas reakcijos jėgas. Na ir mums reikia taikyti kitus metodus. Iš pernai metų mes jau žinome, kad tai, sakykime, vienas iš būdų, kai mes galim pataikyti poslinkių darnos lygtis. Tai reiškia, žinome, kad to įtvirtinto taško, kurio reakcijos mes nežinome, kad poslinkis to taško įtvirtinimo kryptimi yra lygu 0 ir tai yra mūsų viena papildoma lygtis. Kiek kartų statiškai sprendžiamas uždavinys parodo, kam yra lygus m. Jeigu m lygus 3, vadinasi 3 kartų statiškai sprendžiama sistema ir jeigu 1, tai 1 kartą statiškai sprendžiama sistema, tai reiškia, tiek mes papildomų lygčių turime užrašyti, kad galėtume gauti, sakykime, ten tuos mūsų nežinomosios reakcijos jėgas. Tai grįžtam prie mūsų uždavinio, statiškai sprendžiamo uždavinio. Tai pirmas žingsnis, nuo ko mes dabar turime pradėti, tai reiškia, mes turime skaičiuoti reakcijos jėgas. Tai reakcijos jėgas jūs turbūt, kad mokate skaičiuoti neblogiau už mane, tai reiškia, mes taikome pusiausvyros lygtis. Kai mes turime sistemą, kurioje yra šarnyras, tai viena iš papildomų sąlygų, kad mes galime tą šarnyrą atskirai nagrinėti ir, pavyzdžiui, aš galiu įsipjauti tą šarnyrą, štai šitą dalį. Ir čia šarnyro taškas tegul bus C. Suma momentų apie tašką C turi būti lygu 0, nes apie šarnyrą sistema turi nesisukti. Bet, sakykime, kažkokia tai pirmai dalį. Čia mūsų yra pirmoji dalis, apiltoji pirmoji dalis. Ir čia aš dabar rašau visas jėgas, kurios, sakykime, yra. Pažymėkime, kad tai yra RAY ir čia yra RAX. Tokiu atveju, sakykime, RAX momentą apie tašką C nesudarys, RAY sudarys, atstumai čia yra, sakykime, taip, čia yra A ir A. RAY padaugintas iš A, ženklas gal nelabai svarbus, turi būti lygu 0, A nelygu 0, tai vadinasi, iš čia sakome, kad RAY yra lygus 0. Vieną narį jau sužinojame. Toliau taikome kažkokias kitas lygtis, kurios mums priimtinos. Taigi, aš žinau, kad RAY yra lygus 0,
lygtis yra suma jėgų į y ašį lygu 0. Iš čia aš matyčiau, jeigu suduočiau laisvai RB, tarkim, y, tai aš matau, kad turime plus F, čia nėra, čia jau žinom, kad lygu 0. Čia Rx į y ašį nesikartuoja, tai reiškia plus F plus RBY ir mes turime atsakymą, kad RBY yra lygus minus F. Na, minus su ženklu nepataikiau, keičiu kryptį, rašau, kad lygu F. Čia užsidavėm, gavom minusą atsakymę, pakeičiam kryptį, bet ne tai, kad nutrinam su kažkuom tai arba švaraštį net nerodom. Pakeičiam kryptį, kad matytųsi, nes mes lygtis sudarėme pagal štai tokias kryptis jėgų reakcijų, tai tada ir pakeičiam kryptį ir pasakome, kad gavom neigiamą reikšmę, pakeitim kryptį ir dabar jau RBY yra teigiama reikšmė F, kuri veikia žemyn. Kai sužinot RX, RKX, čia taškas K, kam jis lygus, tai čia jau reikia taikyti vėlgi kažkokią tai lygtį, kuri mums atneštų kažkokią atsakymą. Mes galime, sakykime, visai sistemai taikyti lygtis, galime taikyti dalį. Aš galiu rašyti lygtį suma momentų visai sistemai apie tašką, tarkim, A yra lygu 0. Arba aš galiu rašyti suma momentų apie tašką C antrąjį daliai irgi yra lygu 0. Antroji dalis, mano atveju, tai būtų visa tai, kas lieka kitoje šarnyro pusėje. Reiškia, galiu aš taikyti šitas lygtis, nes suma jėgų į x ašį man neverta, kadangi ten būtų du nežinomieji. Suma jėgų į x o y ašis aš galiu rašyti tik tai visai sistemai. Negaliu rašyti atpjautai daliai per šarnyrą. Šarnyro sąlyga ta, kad šarnyre momentas turi būti lygus 0. Tai reiškia, dėl to aš galiu parašyti vieną lygtį, kuri, sakykime, perpjaus per šarnyrą susidaro, arba kitą. Ne, tai lengvesnė man turbūt yra šita lygtis, nors čia turbūt šiuo atveju tai skirtumo beveik nėra. Tada rašau, jei nėra skirtumo, rašau pirmąją. Apie tašką A suma momentų rašau. Gal net ir paprasčiau yra, kadangi F čia neturės jokios poveikio. Tai reiškia RKX apie tašką A pagal laikrodžio rodyklę su minuso ženklu atstumas nuo RKX veikimo linijos iki taško A yra 2A, RKX kart 2A. Toliau RBY veikia jau irgi žemyn minus RBY padaugintas iš nuo RBY veikimo linijos iki čia atstumas šitas yra A, gauname iš A. Toliau Q veikia irgi pagal laikrodžio rodyklę A taško atžvilgiu, tai reiškia minus Q padauginta iš ilgio A, padauginta iš A pusiau, tai reiškia Q kvadratu iš 2 rašau. Ir visą tai lygu 0. F jėga apie tašką momentą nesudaro. Tai iš šitos dalies aš jau dabar galiu šitas jo nepasinaudojam, patikrinimui galėtume, jeigu norėtume. Mes galime ištrinti šitą. Dabar turime, sakykime, tokį užrašą, mūsų RKX yra nežinomasis, tai RKX yra lygus, čia labai paprasta. Pirmiausia, tai aš galiu visą tai šiek tiek suprastinti. Būtų man čia lengviau, tada rašau, kad tai yra minus RBY minus QA, viskas dalinta iš, čia rašau, viskas dalinta iš 2. Yra lygu, turbūt jau beveik laikas užsiduoti kažką tai. Tai A yra lygu, gali būti pusę metro. 0,5 metrų. F yra lygu 500 metrų. Ir Q yra lygu 1 kilonewtonas. Tai dabar susistatom. Minus F tai minus 500 minus 1000 kart 0,5 dalinta iš 2 ir viskas dalinta iš 2. Atsakymas yra lygus minus 375 newtonai. Tai reiškia, kad keičiam kryptį ir tai yra 375 newtonai į kairę pusę.
Tai beveik viskas, dar viena lygtis, jeigu x ašį turi būti lygu 0. Ir čia mes turime, kad taip, minus rkx plus q kart a ir plus rax, visą tai turi būti lygu 0. Iš čia mes gauname, kad rax yra lygus rkx minus q kart a yra lygu rkx mūsų, jau nebe šitą imu 375, bet čia aš pakeičiu ir naudoju 375 plus, reiškia 375 minus 1000 kart 0,5. Tai reiškia 375 minus 500, reiškia gaunasi lygiai minus 125 newtonai. Rax irgi krypties nepataikiau, veikia į kairę. Ir lygus 125 newtonų. Taip, tai dabar su reakcijos skaičiavimais viskas baigta. Dabar teorinė mechanika baigėsi ir grįžtame prie atsparumo. Reiškia, čia aš dabar turėčiau nusibraižyti dar sykį savo temą. Ir dabar ką, braižo momentų diagramas. Nežinau, ar mums reikia čia būtinai tas taškas 1, 2, 5. Galima, aišku, su jais. Kai kuriais atvejais mes jau čia daug žinome dalykų, tai iš karto mes galim tos taškus atidėti, kur žinome su raudonu. Sakykime, jeigu aš keliauju čia, nuo laisvo galo, dabar jau pas mus visi yra 3 laisvi galai. Čia viršuje tiek štai taškas B, tiek taškas A. Tai jeigu aš keliauju nuo taško A, tai čia aš matau, kad yra tik skersinė jėga, kuri lygi 0, tai momentas minus lygus 0. Natūralu, kad jeigu aš čia atsipjaunu ir nagrinėju štai šitą dalį, aš turiu tik tai skersinę jėgą, kuri lygi 0, tai reiškia momento čia jokio nėra šitam strype. Super, baigiam su juo, keliaujame toliau. Keliauju į kitus taškus, kur kažką žinau, tai ateinu čia, arba y, matau, kad veikia žemyn, bet momentas šitam taške yra lygus 0. Ir čia aš turėsiu reikšmę, gniuždamas sluoksnius, reiškia, prie pat štai šito strypo, bus reikšmė, kuri bus lygi arba y padaugintas iš atstumo. Sujungiu tiesiai šitų taškus, na ir užbrūkšniu. Tai reiškia, turiu vieną tašką arba y kartą. Dabar aš keliauju, sakykime, viršutinį strypą ir tada nagrinėsiu įsipjovęs šitoj daly, tai nagrinėsiu šitą viršutinę dalį. Čia žinau, kad momentas tikrai lygus 0, nes keliaujant nuo viršaus aš turiu tik skersinę jėgą, kuri momento dar nesudarys, momentas lygus 0. Apatinėje dalyje aš čia pjūvyje įsitvirtinu mintise ir matau, kad viršui veikia skersinė jėga rkx, kuri veikia į kairę pusę. Vadinasi, kai čia apačioje įsitvirtinu, gniuždysis kairiniai sluoksniai. Iš kairę pusę aš turėsiu atidėti momentą reikšmę, tai čia buvo 250 newtonmetrų. Dabar jeigu čia į kairę pusę, rkx mūsų atveju yra 375 kart 0,5 jėga, 187,5 į kairę pusę. Nu, esmė tik tame, kad biškiai mažiau negu 250. Čia ta reikšmė ir atidedu į sujungiu su 0. Užbrūkšniuoju statmenės strypo ašį, horizontaliom linijom. Ir dabar aš jau esu šitoj daly, kuri man dar nesuskaičiuota. Realiai čia šitoj daly, kuri liko, tai aš turėčiau sumuoti 2 momentus. Tai reiškia nuo viršutinės jėgos, kuris, sakykime, gniuždys viršutinius sluoksnius, kai lenks į kairę. Įsivaizduojam, kad dabar aš jau įsitvirtinu čia ir galvoju apie kiekvieną apkrovą atskirai. Rkx veikia, sakykime, jeigu į kairę pusę, tai gniuždosi šito strypo viršutiniai sluoksniai. Kaip čia įtvirtinti, taip? Kai arba y veikia žemyn, gniuždosi apatiniai sluoksniai. Vadinasi, čia aš turėsiu, sakykime, atstojimą į momentą, kuris yra tų dviejų suma. 187,5 teigiami ir 250 neigiami, vadinasi, atstojamasis yra 62,5 žemyn. Tokia čia reikšmė. Ir tai yra 62,5 momento reikšmė. Šitoj daly. Šitoj daly kas darosi, aš jau nelabai žinau, turėčiau, sakykime, sumuoti viską. Tai dabar variantai yra 2. Arba aš šitam taške įsitvirtinu ir kiekvienos tos apkrovos rkx, f ir arba y momentą suskaičiuoju, gaunu atstojimai. Aš pasižymėsiu dėl viso ko jau čia turbūt kažkokį tai tašką. Pirmas, tai bus mūsų taškas šiandien, ne? Pirmas ir dabar aš rašysiu, kad m pirmam taške dešinė pusė yra lygi.
Ir dabar viskas žinoju. RKX karta, RKX, čia taip nuo jos veikimo linijos jėgos iki šičia atstumas A. RKX karta. Toliau, ženklas pliusas, nes gniuždo RKX viršutinis sluoksnis. Toliau F karta plus F karta. Gniuždo viršutinis sluoksnis. Toliau minus arba Y kart 2. Gniuždo apatinis sluoksnis. 375 kart 0,5 plus 500 kart 0,5 ir minus 500 kart vienetas. Tai 62,5. Gavom stačiakampį. Ok, tai dabar turime čia stačiakampį. Dar vieną taisyklę, kad jau sakiau, kad jeigu prieš pat užlinkimą mes turime momento reikšmę kažkokią, tai čia jinai bus lygiai tokia pati ir atsidės į gniuždomą sluoksnį. Tai čia matosi, kad gniuždomi buvo apačioje, vadinasi, šitam strype bus gniuždomi, toj pačioj pusėje, tai reiškia bus dešiniai pusė. Ir reikšmė yra štai čia 62,5. Dabar žinau, kad čia linkimo momentas yra lygus 0. Tai ta 2,5 aš turėčiau sujungti su tašku. Štai čia mūsų yra, sakykime, linkimo momentų diagrama. Dabar skersinių diagrama, tai čia, sakykime, visą tai mokame ir labai čia turbūt paprasta turėtų būti pagal laikrodžio rodiklę pliusas prieš minusas. Čia turbūt taip. Teigiamas ašių ašis kryptis yra į dešinę ir viršų. Ir pagal tai mes čia labai paprastai įsivaizduojame. Jeigu aš čia dabar keliauju šitam strype, tai jau iš karto už jėgos aš matau, kad jinai buvo prieš laikrodžio rodiklę RKX. Aiškiai, čia aš iš karto 187 nutonus ir atsiliepiu. Čia aš turiu tą patį vis dar, nes jeigu nuo viršaus keliauju, tik ta pati jėga buvo, niekas čia nepasikeitė, petys čia nevertinamas. Tai reiškia 180 užbrūkšniuojame statinį ašį. Dabar čia ateinu iš karto už jėgos arba Y, aš matau, kad neveikia žemyn. Tai mano pjūvio atžvilgiu neveikia pagal laikrodžio rodiklę ženklas pliusas. Ir 500 nutonų. 500 nutonų. Čia yra. Ir čia aš dabar iki šičia, tai tikrai niekas nepasikeičia. 500 nutonų keliauja. Dabar čia šitoje vietoje aš turiu skersinės jėgas šitam strypui horizontaliam A. RKX jau tampa ašinė jėga nuo šito momento, Tai mes jau jo nevertinam. Tačiau mes turime dvi skersinės jėgas. Viena yra arba Y pagal laikrodžio rodiklę, kita yra F prieš laikrodžio rodiklę. Tai atstojamoji yra arba Y minus F. Ir kadangi jos abidvi lygios, reiškia nuo čia skersinės jėgos bus lygios 0. Taip, nieko nepamečiau. Tikiuosi. Tai diagrama štai taip atrodo. 0. Ir keliaujame toliau į žemiau. Čia mes turime taip, RY buvo lygus 0 atsimenam, tai reiškia, per visą šitą ilgį vienintelė skersinė jėga RY, jos nėra, tai reiškia, skersinio diagramų 0. Ir čia mes, ta prasme, keliaujam nuo šito taško. Čia mes matome, kad veikia sloginys, atsimenam į dešinę pusę, Ir čia dar atsikelia RAX 125 nutonai, kuris veikia į kairę pusę. Šitoj dalykai aš atsipjaunu, aš iš karto turėsiu RAX reikšmę, kuri veiks pagal laikrodžio rodiklę 125 nutonai. Į dešinę pusę 125 RAX nutonai. Tada čia atsipjaunu ir nagrinėju poveikį šitoje vietoje. Čia atsipjaunu, įsitvirtinu, RX veikia į kairę pagal laikrodžio rodiklę pliusas, bet sloginys Q šito pjūvio atžvilgiu, jisai veikia prieš laikrodžio rodiklę ženklas minus. Tai reiškia, nuo čia aš turėsiu visą laiką keliauti į priešingą pusę. Kol galiausiai šitoje vietoje aš turėsiu reikšmes tokias. RX plus, čia pirmas taškas, Q pirmam taške, apatinėje dalyje, iš apačios šitame pjūvyje yra lygu. RX su pliuso ženklu minus Q padaugintas iš A. Tai RX mūsų atveju yra 125 minus Q yra 1000 padaugintas iš 0,5
Tai atsakymas yra minus 375 Newtono. Jeigu čia buvo 125, tai čia ženkliai toliau mes turime turėti 375. Aš jau čia biškai nuo mastelio nuklydau. Grubiai maždaug taip turėtų atrodyti. Sujungiam. Viskas, skersinio agudo diagramos tokios. Keliaujame prie ašinio agudo diagramos. Ašinio agudo diagramą nešime čia. Mes prisimenam daugiau mažiau, kaip ten tos jėgos veikia, kad matytųsi diagramos. Ir keliaujam nuo, pavyzdžiui, čia. Sakykime, atrodytų, kad F jėga kaip ir galėtų būti ašinė jėga šitam strypui, bet mes paminam pjūvio metodus. Atsipjaunu, pasiemu štai šitą dalį, bet kurią galiu pasiimti. Arba visą apatinę, arba šitą viršutinę. Pasiemu viršutinę dalį ir aš matau, kad čia yra tik skersinė jėga, tai ašinės jėgos šitam daly yra lygios 0. Tada ateinu čia į šitą strypą. Atsipjaunu šitoj daly, vėl matau, nagrinėju šitą dalį, matau, kad yra tik skersinė jėga, tai ašinių jėgų čia nėra. Gerai, super. Grįžtame į šitą vietą, čia dabar atsipjaunu ir čia aš turiu nagrinėti visą šitą dalį. Matau, kad arba Y jis vis dar skersinė jėga, F skersinė jėga, bet RKX jau šitam strypui tampa ašinė jėga. Ir kai čia tam pjūvėje aš įsitvirtinu, tai mano atkeltas RKX gniuždo šitą strypą. Dėl to per visą šitą ilgį turiu gniuždimo jėgą, kurios didumas yra RKX 375 Newtono. Gerai, tiek baigiau su šitu strypu ir dabar ateinu į šitą strypą. Čia man labai jau daug reikia atsiminti ir nagrinėti. Keliaujam iš kitos pusės, bus paprasčiau. Atsipjaunu čia, nagrinėju šitą dalį, kur man paprasčiau. Tai matau, kad RX pjūvėje aš įsitvirtinu. Tai jeigu čia įtvirtinu, tai RX gniuždo. Vadinasi, į minusą RAX yra 125. Į minusą 125 Newtonus. Tai per visą ilgį čia bus vienodai. Tai visa šita dalis yra 125 Newtonai. 125 Newtonai. Gerai, dabar ateinu čia į šitą strypą. Ir vėl nagrinėjau apatinę dalį. Q pas mane skersinė jėga, apie ją nereikia čia galvoti. Tai apatiniai dalyje aš matau, kad dar atsinešti turėčiau RAX, kas irgi skersinė jėga tampa. Bet dar ir RAY, jeigu jis nebūtų 0 irgi atsineštų, tada jisai būtų kažkokia arba tempinti ir pagniuždinti jėga. Kadangi RAY yra lygus 0, tai šitam visam strypė vertikaliam jokių ašinių jėgų nėra. Ir man reikėjo čia skaičiuoti ir matyti, gerai. Galėjau suskaičiuoti plus F minus F lygiai 0. Taip, aišku. Na, bet čia gerai. Iš kitos pusės mes gavom tą patį, kad visas šitas vertikalus stripas ašinių jėgų neturi ir diagrama ašinių jėgų štai tokia labai paprasta. Du stripai, horizontalūs, jie abudu yra gniuždami, visa kita lieka taip, kaip čia matome. Tai kaip ir tiek su mūsų diagramomis. Nauda iš tų Q ir N diagramų tai yra labai tokia paprasta. Šiek tiek jums patiems, kad įsivaizduot, kaip tos jėgos persidėlioja, persineša ar kaip tas poveikis pasiskirsto. Nesakau, kad tai yra kažkoks tai labai ypatingai svarbus reikalas žinojimui, bet kartais suprasti, kaip jėgos persiskirsto ir kaip jų poveikis pasireiškia atskiriem elementam, turi tam tikros naudos. Tai tiek su diagramomis ir ta prasme, kai turim diagramas, tai mes jau tada kalbam apie stiprumo skaičiavimus.